Sveiki visi, kągi toks trumpas šiandien video. Kaip matot, esu aerodrome, pjaunam kraštus, žolytė jau nurudo pilnumoj, laukiam turėtų atvažiuoti techniką. Čia tik įdomi kažkaip liko. Purkštukai buvo užsikišę tuo momentu, liko juostas, na čia nesvarbu. Žodžiu, esam aerodrome, nupurkštas, kaip sakiau, matosi rudas. Ir šiandien sukalėm koliukus, nes yra tokia problema, kad pasirodo ne visi ūkininkai yra žmonės, o kiti tikri kiaulės. Kitaip nepavadinsiu. Ir, kaip sakant, labai nagli, nes čia turim, kaip minėjau, kelią. Čia yra kelias, ten tas stulpas matosi, eina, žodžiu, laukų linija. Čia yra keliukas. Ten net mačiau yra grybukai sukalti gedezinių. Ir ką jie daro, va būtent šitas laukas, atvažiuoja su purkštuvais ir ne savo lauke sukasi, o važiuoja ir trypia man lauką visą. Nežinau, aišku, čia per kamerą nesimatys, bet pilna yra apsisukimų. Su sunkia technika, va yra, sakau, nesimato, bet yra net vėžės suspaustos. Aišku, dabar čia yra, kaip sakant, nupurkštas laukas, tai dar didelių tragedijų nedarau. Apsisuko, tai apsisuko, bet taip negalima daryti. O jeigu bus sutvarkytas laukas, užsieta žolė ir taip toliau jie darys, na, tada padarysime savo irgi tada. Bet dabar va sukaliau metrą, daugiau gal negu metrą nuo keliuko, žodžiu, visą koliukų juostą, dažiau raudonai galus, gal susipras ir daugiau nebesusukinės. Du laukai, šitas laukas ir ten sekantis. Šitas nieko, apsisukinėjo lauke, anas dar laukas, ten žinau kino, čia šito nežinau, bet įtariu. Na, bet nieko, esam namuose, kaip ir atvažiuos purkšti, ateisim. Pabandysim pašnekėti gražiuoju. Jeigu nesišnekės gražiuoju, padarysim piktuoju. Nes nėra ko lysti į svetimus laukus ir sukinėtis. Nesvarbu, kad čia pieva, bet galų gale mato, kad jau čia yra daromas aerodromas ir kam čia reikia sukinėtis. Va, irgi čia, žodžiu, tiesiai atvažiuota ir visur sukinėtas. Ten sekantis laukas, viskas tvarkoj, niekas nevažiuoja. Žodžiu, du laukai. Tai vat, kokius mes turim Lietuvoje ūkininkus ir dar kaimynai iš to pačio, kaip sakant, iš tos pačios gyvenvietės. Ir taip daro. Na, ten tai žinau, kieno 100% tas laukas. Ten bus su juo pašnekėta. Nes šitos sodybos savininkas. Čia jisai va laiko gyvulius, jeigu matot, toj sodybos teritorijai. Tai ir čia jo laukas yra. Tai vat jisai šiaip bjaurus žmogus yra, tai tiesiai šviesiai galiu pasakyti. Nėra ko man slėpti ir bijoti. Jis toks parazituojantis žmogus, tai vat nežinau, kaip čia su juo bus. Gal susitarsim, nesusitarsim, sakau, padarysime savo irgi, kodėl mes turim, kaip sakant, savo žemę, savo niokot, leisti kitiem, o jų nieko. Žodžiu. Tai va, toks trumpas video. Ai, be to, gal nematysit, šiandien, ai va, ten matos. Pabandysiu pritraukti, gal matysis, bet abejoju. Matos, va.
Šiandien pusę dienos jau duodasi 2 ar 3 parasparniai. Čia kažkas ties pramedžiau. Įdomu netgi būtų sužinot, kas tokie. Galėtų ir čia atskristi. O dar vienas matosi ten aukštai. 3. Dar vienas ten. Įdomu, kas čia tokie laksto. Termikus gaudo. Tai aišku bus su išvilktuvu. Kažkur laukuose sustoja ir pasikelia su išvilktuvu. Na, gal palieksim. Pasižiūrėsim, kas tokie. Kągi, toks trumpas video. Norėjau parodyti, kaip būna su mūsų Lietuvos ūkininkais didžiaisiais. Jų žemę nedaug dievė užvažiuosi, ar ten kažką padarysi, pereisi, o jie gali viską. Kągi, visiems iki ir susitiksim, kai tvarkysim jau aerodromą.